Sveiki susirinkę šį vakarą. Ir šį vakarą mes susitinkame su Morkumi Tusevičiumi, individualių konsultacijų ir grupinių užsiėmimų specialistu, filosofiniu konsultantu ir biblioterapijos praktiku bei gidu pasikalbėti apie atradimus ir praradimus mūsų gyvenime. Tai, Morkau, aš gal aš tiesiog pradėsiu nuo to, kaip kilo man tokia mintis pasikalbėti šią temą. Ir tema, sakyčiau, tokia labai man jinai simboliška ir labai rudeniška yra. Tai aš pati esu Eglė Lisauskaitė, coachingo specialistė, dirbu su kortelėm ir šio susitikimo tikslas yra tiesiog kaip pasakyti, išplėsti akiratį, išplėsti kontekstą. Pasižiūrėti, kaip korteles mes dar galim pritaikyti mūsų gyvenime, tai vėliau šiek tiek aš pasidalinsiu savo ekranu, savo skaidrėmis, tai kol mes su Morkumi kalbėsimės, tai galėsit ir jūs pagalvoti apie praradimus, atradimus savo gyvenime ir galbūt po kažkokią kortelę išsirinkti ir savo klausimus atsakyti, kol mūsų klausysite su Morkumi. O dabar aš šiek tiek norėčiau pradėti, kaip pati idėja kilo, kaip pati idėja atsirado, iš kur gimė šis mūsų pokalbis. Tai 1 rugpjūčio nuostabų vakarą aš buvau Vilniuje Morkaus ir Ūlos organizuojamoje filosofinėje turbūt ekskursijoje. Ten buvo labai tokia smagi tema apie batus ir apie santykius, apie ryšius, ar ne? Tai va šitos ekskursijos, Morkau, metu aš išgirdau vieną tavo tokią mintį, kuri man pasirodė labai įdomi ir labai verta dėmesio ir ko iš tikrųjų, bent jau man tai trūksta laiko ir erdvės, kur mes galėtume pasikalbėti apie mirtį, kaip, nežinau, kaip apie reiškinį tokį, ar ne, mūsų gyvenime, kuris ateina neišvengiamai. Ir man tiesiog tada kilo tokia mintis, kad mes šį vakarą irgi galėtume pasikalbėti apie atradimus ir praradimus. Šiandien mirties temos mes neliesime, nes tai tiesiog reikia atskiro laiko ir atskiro formato. Ir Morkau, aš kažkaip vis tiek galvoju, kad anksčiau ar vėliau tu gal tą temą norėsi pats vystyti, tai man tikrai bus įdomu pasikalbėti. Tai kitas dalykas, ką aš atradau šios ekskursijos metu, aš atradau, kad man jau laikas yra atsisveikinti su viena batų pora, nepaisant, kad jinai labai gerai atrodo, odiniai gražūs batai, aišku, jiem yra 30 metų. Bet ką aš supratau šitos ekskursijos metu, kad kartais reikia tiesiog atsisveikinti su dalykais, su reiškiniais, su santykiais, su nuostatom, su įsitikinimais, su bet kuo, kas dar kaip ir neblogai atrodo ir galėtų būti naudojama, bet tiesiog jau yra pasenę, jau tiesiog reikia atsisakyti. Ir va tokia yra idėja, taip gimė mūsų šio vakaro pokalbis su Morkumi ir Morkau, žodį tau perduodu. Ačiū labai. Labai džiaugiuosi, kad galiu čia šiandien kartu vakare su jumis pabūti. Ir tikrai labai džiaugiuosi, kad susirinkote ir kad galim čia visi taip tokiam mažam ratelį truputėlį papliurkti. Galima gal tokias dvi metaforas galima dar prieš tą mūsų kortelių darbą. Važiuojant dviračiu, aš paprastai važiuoju dviračiu visur ir kai važiuoju dviračiu, tai yra kada pagalvoti. Aišku, reikia žiūrėti, kad ten kas nors tavęs nenutrenktų ar tu ko nors nenutrenktum, bet vis tiek lieka laiko dar tarpuose pagalvoti. Ir man prašmėžavo šiandienos, to mūsų susitikimo proga tokie du įvaizdžiai. Vienas įvaizdis yra apie tai, kad jeigu mes atkreipsim dėmesį į savo kvėpavimą, tai mes pastebėsim, kad mes įkvepiam, įkvėpimas turi pradžią, priklauso nuo to, kaip kas giliai kvėpuoja, yra kažkoks vidurys ir yra iškvėpimas. Ir galima tą kontroliuoti, galima dirbti su tuo kvėpavimu, bet man tai atrodo yra labai graži metafora, to, kaip mes gyvenam ir ar mes atkreipiam dėmesį į tokius paprastus dalykus, kuriuose vis tiek yra tarsi užkoduotas tas mūsų kažkoks esminis
pradžios, vidurio, pabaigos kažkokio ciklo, tai, kas nuolat vyksta su mumis ir to tokio nuolatinio kitimo metafora. Tai va ta kvėpavimo metafora, man atrodo, yra labai tokia tinkama galbūt šitam vakarui. Ir, vat, ir vienas dalykas, kai mes tiesiog kvėpuojam, arba kartais netgi užmirštam kvėpuoti, o kitas dalykas yra, kai na, mes atkreipiam dėmesį į tai. Tai nereiškia, kad dabar būkime žiūkais, kurie ten taip susikoncentravo, kad pamiršo kvėpuoti, bet ir mirė. Bet vis tiek kažkiek tai va to dėmesio atrodo tokiai paprastai smulkmenai kaip kvėpavimas, bet ji gali būti mums kažkuo naudinga. Mm. Tai, žodžiu, nu, tavo mintis yra tokia, jeigu gerai suprantu, kad viskas, kas turi pradžią, viskas turi ir savo pabaigą, neišvengiamai, nes nu, turbūt nėra dalykų mūsų gyvenime be pabaigos. Gerai, tai aš tada gal jungiuosi savo skaidres ir tada pasižiūrėsim, kurią mes čia toliau pusę suksime. Tuoj pasididinu ekraną. Ir čia yra vienas pratimas, kurį atliekam su metaforiniam asociatyviniam kortelėm. Tai šiuo atveju čia yra kaup kortelės, o kaup iš anglų kalbos išvertus yra įveika. Ir čia yra dabar tiesiog, kol mes irgi su Morkum kalbamės, jūs galite pasižiūrėti tas 4 korteles ir čia 6 yra, ne 4, iš šitų 6 kortelių taip išsirinkti, arba gal savo turit po ranka, galite tiesiog pagalvoti apie tokius dalykus. Tai prisiminkite savo gyvenime sudėtingą situaciją, kurią jūs jau sėkmingai įveikėt. Ir tada išsirinkit po vieną kortelę, galit mano ekrane, kurias matot korteles, arba jeigu turit savo, galit savo išsirinkti. Ir atsakykite šiuos 4 klausimus. Tai pirmas klausimas yra, ką aš praradau šios situacijos metu, ko aš išmokau atsisakyti šios situacijos dėka. Trečias klausimas yra, ką aš gavau šios situacijos dėka. Ir 4 klausimas yra, galbūt aš dar kažką norėčiau gauti, išmokti šios situacijos dėka. Tai čia toks yra pratimas, kurį mes darom su kortelėmis ir dar jisai vadinasi toks kaip, nežinau, kaip atgimimas arba pakelimas iš pelenų. Aš kartais apie šitą pratimą galvodama aš ir Feniksą prisimenu, kuris ten karts nuo karto, kas kažkiek metų pats save susidegina tam, kad atgimtų. Ir asmeniškai man iš šių 4 klausimų man labiausiai patinka klausimas, ko aš išmokau atsisakyti šios situacijos dėka. Aš savo norų, ne gyvenimas mane privertė, ne situacija, ne aplinkybės, bet ko aš atsisakau, aš tiesiog supratau, kad man tai tiesiog nenaudinga, netarnauja ir aš kažko atsisakau. Ir man ruduo ir spalis ir lapkritis yra labai geras toks laikmetis pavyzdys, kai lapai, jie kažkur skaičiau tokią informaciją, tokį faktą, jie tiesiog užsuka kranelius ir nustoja maitinti savo lapus. Tai jie tiesiog savo norų atsisako savo lapų, kurie jiems ten visą vasarą, visą pavasarį, nežinau, tarnavo, maitino juos ar ne, dar kažką tai gero darė. Bet baigėsi jų laikas ir medžiai tiesiog užsuka kranelius, lapai nebetenka maitinimo ir jie nukrenta. Reiškia, medžiai moka patys atsisakyti tam, kad per žiemą pailsėtų ir pavasarį atgimtų su nauja jėga. Tai Morkau, kas tau čia atrodo svarbaus? Nu, su tais kraneliais labai gražu. Žodžiu, tie kraneliai, kurie užsisuka ir atsisuka ir tai, kad mes galim tuos kranelius kažkaip pat reguliuoti, tai man atrodo irgi tada yra daugiau autorystės mūsų gyvenime, tada mes ne herojai ir personažai, kuriuos kažkas sukūrė arba kažkas rašo scenarijų, o tada mes tarsi esam patys autoriai savo to gyvenimo kažkiek. O čia Eglė prisiminė į tuos batus savo ir tą ekskursiją. Ir man atrodo, šitą irgi labai graži metafora. Aš čia tokių paruoštukų turiu ir galvoju, kad gal tie paruoštukai čia mums gali būti kažkuo naudingi.
O tyrinėjant, ką mes čia atrandam ir ką prarandam ir kaip mes čia gyvenam, tai vienas iš tokių dalykų, vat, sudėtinga gyvenimo situacija. Jinai gali būti sudėtingesnė, ko gero, mažiau sudėtinga, bet nu, nesvarbu tas laipsnis ar lygis. Man atrodo, kad vienas iš tokių kertinių dalykų tai būtų žiūrėti į save su jautrumu ir meile. Pirmiausia, nu va kažkaip pabandyti į save pasižiūrėti su tuo jautrumu ir meile, būtent į save ir pats savo. Ir čia va, jeigu mes tuos batus mokam prižiūrėti, ištepam juos kažkokiais tepalais, naudojam impregnantus kažkokius, tai ko gero mes ir patys galim, na, vat, savo žvilgsnį į save kreipti, tokį mylintį žvilgsnį į save kreipti. Ir tokį, na, žvilgsnį, kuriame yra to jautrumo savo ir atjautos. Ne tiek ieškoti, tas mūsų protas taip kartais suveikia, kad jisai ieško to, kas stinga, to, kas trūksta, stokos, jis va tada jis, na, toksai ieško, ko mums trūksta, bet kai mes su meile žiūrime, tai galbūt tada randame daugiau dalykų ir tada galime akcentuotis ne tiek į tai, ko ten mums trūksta, o tiesiog mylėti save ir toj situacijoje būti savo jautriam, nemojuoti ten kažkokiais botagais, nekaltinti savęs per daug. Nu, vat, meilė savo pirmiausia turėtų būti, kaip ir rūpestis savo, irgi tokia vat, labai įdomi tema, ką reiškia rūpinti savimi, ar ne? Tai čia man atrodo, nežinau, Egle, kaip tau pačiai vat, atrodo vat, ta vat, meilė savo ir rūpestis savo ir tas dėmesingas žvilgsnis, kaip tu jį patiri. Geras tavo klausimas, Morkau, ir dabar tavęs besiklausydama aš prisiminiau vieną tikrai tokią labai sudėtingą situaciją turėjau. Aš čia gal buvo kokie tai 2017, 2018 metai, 2019 metai. Tikrai buvo sudėtinga situacija, tai tiek mano profesinių transformacijų metu, tiek ir asmeniniam gyvenime buvo visko. Ir aš labai gerai prisimenu, ar ne, kai aš, žodžiu, pradėjau savo profesinės transformacijas, kai jau kaip ir supratau, ar ne, ką aš toliau noriu veikti gyvenime. Ir taip mano gyvenime atsirado coachingas ir aš jo pradėjau mokytis ir prasidėjo praktika. Ir aš prisimenu tiesiog kaip šiandien, dabar jeigu galėčiau, tai taip ir nupiešiau. Aš netgi kažkur vizualiai esu mačiusi, kad, žodžiu, kaip vyksta pokyčiai. Tai pokyčiai vyksta, kad esi kažkur tai, nežinau, kažkur vienoj plokštumoje, ar ne, kažką nori keisti, turi kažkokių lūkesčių, bet kelias į tą pokytį, į kitą krantą, jis eina tokia gilia dauba, ar ne, ir aš pradėjau mokytis, aš pradėjau praktikuotis, ne viskas man ten išėjo, kaip aš ten įsivaizdavau, kad man turėtų išeiti, ir aš stengiuosi, ir aš darau, ir man nepavyksta, ir aš tikrai prisimenu, kaip man buvo sunku, ir aš jaučiau, kaip aš rituosi tą duobę. Kad, žodžiu, šiaip tos profesinės transformacijos nėra lengvas dalykas, ypatingai jau kai vyresniam amžiui pradedi kažko naujo mokytis ir pripažinti, priimti, kad ne viskas išeina ir ne viskas pavyksta. Tai tikrai man tas buvo sunku, tikrai buvo sunkus periodas, etapas. Ir man buvo sunku, kai aš jau praktiškai apačioj buvau, ten pačioj duobės apačioj, kai aš priėmiau ir aš tada turbūt pirmą kartą taip ir suvokiau ir atradau tą švelnumą savo. Ir aš tau pasakiau, bet taigi aš tik mokausi. Aš mokausi. Ir tos pačios nesėkmės yra mokymosi dalis. Tai kai aš šitą savo dalyką pasakiau ir aš savo priėmiau ir atsirado toks kažkoks švelnumas, nes Morkau, ką tu sakai, ar ne, jeigu kažkas nepavyksta, nu tai iš karto ten pradedi save vadinti įvairiais žodžiais, ne, ir šiaip, ne pačios turbūt geriausios nuomonės būna apie save, bet kai aš savo pasakiau šitą dalyką, kad aš mokausi ir tai yra mokymosi proceso dalis, man atsirado toks lengvumas, švelnumas ir tiesiog švelnumas savo atsirado.
Ir tada va čia prasidėjo mano lipimas į viršų iš tos duobės, kai aš priėmiau, kad taip klaidos yra mokymosi proceso dalis. Ir turbūt vietoj to sunkumo, ar ne, atsirado smalsumas. Gerai, o tai kas toliau, kas man iš to išeis? Tai va tas smalsumas, jisai man padėjo išlipti iš tos duobės ir kažkaip į visą situaciją kūrybiškai pasižiūrėti. O mes su Egle čia nesitarėm, taip jau pasirašėm teksto, kaip mes čia dabar, vat, papunkčiui, kokį čia dabar paruoštuką aptarsim A, B, C, D, E, F, G. Bet paradoksalu, kad tam mano paruoštukė yra toksai vienas sakinys, kuris man labai gražiai skamba. Ir apie kurį čia Eglė kaip ir užmena mums, tas sakinys yra toksai, kad vat, aš karts nuo karto pasižiūriu savo tos papiriukus. Ten yra trys žodžiai, kurie kalba taip, trys žodžiai. Tvarkingo augimo nebūna. Mhm. Nu, kartais labai norėtųsi schemos susidėlioti ten viską. Dabar aš, žodžiu, nusipirksiu namą, tada turėsiu žmoną, tada vaikus auginsiu, darbą prieš tai susirasiu. Bet va to tvarkingo augimo nebūna. Ir čia, man atrodo, vėl kita metafora, kuri mums galėtų būti tokia labai vaizdinga ir kurią mes visi esam, na, daugiau mažiau turim ją, žinom apie ką kalba eina. Nu, aš tikiuosi, kad jūs irgi žinot, apie ką čia kalba eina. Tai čia apie tą patį rudenį, tik jau ne kraneliai užsisuka, o paukščiai įskrenda. Kaip atrodo tos visos procedūros? Iš pradžių jiegi ten būriuojasi, jau jie žino iš anksto. Jau, ir mes ko gero irgi savo vidumi jau nujaučiam ir žinom, kad va dabar jau čia kažkas, va jau. Tai jie ten būriuojasi, laksto, žodžiu, kažkokius tokius netvarkingus, tokius būrelius sudarinėja. Klykauja ten visai kaip, paskui ten kyla vienokia forma, kitokia forma ir staiga iš viso to, vat, nu pavadinkim tai bardako, kurio mūsų gyvenimuose tikrai netrūksta, staiga susidaro kažkokia geometrinė forma, kur kiekvienas žino savo vietą, savo eiliškumą ir su tuo, su tuo, kas mums kažkada atrodė mano gyvenime bardakas, galima nuskristi 1500, 3000 kilometrų, va taip lik niekur nieko. Tai va apie tai, kad tas mūsų bardakas gali būti kartais labai ne bardakas, o vat, įgauti kažkokias, vat, na žinant, kad nebūtinai viskas čia turi būti tvarkingai arba pagal liniuotę, arba pagal, nežinau, klasicistinę geometriją ar architektūrą. Tai tada vėlgi mums galbūt gali būti truputėlį ramiau, nes, nu, tiesiog paukščiai taip skraido. Tai kuo čia mes prastesni. O kitas dalykas, kurį čia Eglė užsiminė, kuris man atrodo irgi svarbus, ir čia jau tokia plati filosofinė tema, kuri žmonės domina jau, nežinau, 5000, 7000 ar ko gero daugiau metų, tai yra tas aš klausimas. Aš ir identiteto klausimas. Kas tas aš ir koks tas mūsų identitetas? Ir tas aš toksai besikeičiantis, ar tas aš stabilus? Ir čia yra labai įdomių dalykų, kaip mes, na, yra bent jau kelios strategijos, kaip mes savo tą, o gal to iš viso aš nėra, kaip sakytų budistai, arba Davidas Hjumas, toks, vat, 18 amžiaus filosofas. O kaip mes kūrėm tą, vat, ir man atrodo, gal čia irgi porą sakinių galima pasakyti, kaip mes kūrėm tą mūsų aš ir tą mūsų identitetą. Vienas būdas tai yra biografinė strategija. Biografinė strategija, kai aš kuriu tą savo aš. Na tai va, pavyzdžiui, Facebookas ir va ta mūsų lenta ir ką aš ten rašau. Aš galiu, va, ar kiti, ką mes ten dedam. Na, va, tai yra labai gera iliustracija, kaip mes kūrėm tą va, savo aš, kaip mes iš šiandien galima atsisukti, pasižiūrėti, kas ten buvo. Kitos strategijos yra, na, pagal grupės tam tikras, su kuo aš save sieju. Ar aš sieju save, vat, ir daug tų vaidmenų turiu. Aš ten esu tėtis, gal ten kažkoks mokytojas buvau kažkada,
kažkoks tai pirkėjas, žodžiu, kažkam klientas esu. Ir vėlgi tada mes matom, kad tų vaidmenų yra ne vienas, ne du ir ne 15 ir jie kažkaip tai irgi keičiasi. Ir dar yra tokia, dar segmentacinė tokia yra, vat, segmentacinė tokia, na, to identiteto samprata, kur mes kalbam apie tokius, na, didesnio mastelio dalykus, kaip, nežinau, priklausimą, ten, nežinau, valstybiniai, tautiniai kažkokiai tai, religiniai, žodžiu, klasiniai kažkokiai tai grupiai. Ir tada, jeigu mes pasižiūrėsim į save, vat, pro keletą tų tokių, vat, prizmių, tai irgi pamatysim, kad ten kažkokio tai vieno tai to nėra, aš ir vieno kažkokio aiškaus, apibriešto, ryškaus, žodžiu. Ir tada galbūt tas irgi, na, duoda, gali būti mums tokių vat, naudingų, na, naudinga tokia atspara pasižiūrėti, kad tų mūsų aš yra daug ir visokių, ir ne tik pasižiūrėti, bet ir atkreipti dėmesį, kaip mes juos kūrėm ir kaip jie vieni prasibaigia, o kiti prasideda, kažko išauga, kas į kažką transformuojasi, kas nunyksta. Ir tai, man atrodo, irgi yra toksai visai naudingas dalykas. O kita vertus, tos visos, čia jau gal kažkokį tai naują lapelį galim versti. Ir čia tuose popieriukuose parašyta proga, tai vat mes turėjom tokį, kažkaip man atrodo, kad taip mes ir judam nuo tokių zoomo principų. Kažką priartinam ir kažką padidinam ir pasižiūrim, kaip ten mūsų gyvenimuose kažkas iš arti atrodo labai. Ir tuo pačiu mes turim galimybę vat, tą zoomą įjungti ir truputį ir atsitolinti ir pasižiūrėti, kaip atrodo tada iš tokios tolimesnės, didesnės perspektyvos. Ir man atrodo irgi su tais zoomais pažaisti visai taip karts nuo karto naudinga. Bet link ko aš čia vedu? Vedu link to, kad tos tokios mums, vat, kaip Eglės šitoj skaidriai parašyta, sudėtingos gyvenimo situacijos yra proga mums, nu, kažkaip paaugti ir bręsti. Ir ne tik paaugti ir bręsti, bet ir, na, galimybė užbaigti nubuvusias gyvenimo krizes kažkokias tai. Ir įgyti patirties. Tada vat, mes su tuo, kas mums dabar vat, sudėtinga, mes į tai galim žiūrėti kaip į galimybę augti, bręsti ir kažką tai ten pasitvarkyti, ko galbūt anksčiau negalėjom, nesugebėjom, ar mums ten pritrūko, nežinau, ten raumenų, košės, ten nežinau, pinigų, sliekų, jeigu į žvejybą važiuojam. Tai, Morkau, dabar va, ką tu sakai, aš iš karto prisimenu ir aš girdžiu, ar ne, kaip tu mini ir, nu, tarkim, kai yra kažkokios tai sunkios situacijos, mes kažko netenkam, kažką prarandam, tai, kas buvo žinoma, bet yra ir naujos galimybės atsiveria, naujos duris atsiveria, mes nežinom dar, kas mūsų laukia, aišku, yra baisu, bet iš kitos pusės ir tai yra nauja perspektyva ir aš prisiminiau čia, bet irgi ką išmokau ir sužinojau kortelių dėka, kad, žodžiu, kinų kalboj krizės ženklas yra užrašytas 2 ženklais. Tai vienas ženklas yra grėsmė, kitas ženklas yra galimybė. Tai reiškia, kad nu, kiekviena sudėtinga situacija, aišku, labai priklauso, kaip mes žiūrime tą situaciją. Jeigu aš ten jaučiuosi bejėgė, auka ir įkrentu į bejėgiškumą, tai žinoma, kad man tai bus grėsmė. Bet jeigu aš, aišku, kad bijau aš to, ko aš nepažįstu, bet jeigu aš bijau ir darau, tai man gali būti ir visai ir naujos galimybės. Ir va, kaip tu apie paukščius paminėjai, ir ne, aš taip prisiminiau, čia girdėjau vieną tokią, na, chaoso teorijos apibrėžimą, kad sako, chaosas yra nauja tvarka, kurios mes dar nežinom. Tai irgi kažkas matyt naujo tame gims. Ir man kažkaip, žinai, taip pat visai įdomiai pasirodė, kaip tu minėjai, ar ne, vat apie tuos kalbant, neužstrigimus praeitį, nelikti prisirišus prie kažkokių, nežinau, ten savo senų batų poros, kur jau ten morališkai yra pasenusi, ar ne, bet tiesiog pasižiūrėti, kaip tu sakai, ar ne, per savo aš identitetą, per savo aš tapatybę ir
per vaidmenis kažkokius, ar ne, galų galia, jeigu šiandien jau mūsų vaikai išauga ir vienas po kito palieka lizdą, tai aš, tiesiog yra gal sveika pasižiūrėti ir kažkokių kitokių mano vaidmenų gyvenime, ar ne, aš esu ne tik mama, bet aš gal ir savo ir pomėgių, ir hobių turiu, ir kitų dalykų, va, tų tapatybės momentų. Ir kažkaip ir priklausimo momentas man jisai taip skamba ar nesvarbiai, kad ypatingai kai yra sunku, man atrodo, yra svarbu jaustis, šiaip man atrodo žmogui yra svarbu jausti, kad jis priklauso kažkam ar ne, mažesnė arba didesnei bendruomeniai. Ir kai tu kalbi apie tą zoomo momentą, tai čia labai geras dalykas yra. Ne visą laiką lengva tai yra padaryti, ypatingai jeigu ta situacija yra emociškai sunki. Ir va čia kortelės, ką jos duoda, kortelės per metaforas, per tam tikrą atstumą leidžia atsitraukti ir pasižiūrėti šiek tiek, nežinau, ten vat klausimai kartais tokie būna, vat įsivaizduoju, kad tu ten dabar esi, nežinau, marsietis, tai kaip tau atrodo vat visa šita situacija iš, iš tolimesnės perspektyvos. Tai va tikrai šitie dalykai, ką tu minėjai, jie man atrodo svarbus ir jie padeda neužstrigti tame, kas buvo ir ko jau galbūt niekada nebebus. Aišku, kiekviena situacija, jeigu jinai yra sudėtinga, jinai reikalauja savo ir išlydėjimo, ir išgėdėjimo, tiek, kiek reikia, ar ne, ir ten visos emocijos, kurios kyla, visos yra normalios, bet turbūt yra svarbu neužstrigti ir eiti į priekį. Nebejotinai, aišku, čia pliurpti tai bepigu, čia mums dabar postringauti. Taip pat. Čia labai lengva. Į kairę, į dešinę mes čia taip pat. Bet va tas neužstrigti, vėlgi neužstrigti. Čia dar vienas toksai labai įdomus dalykas pasirodo, kad jeigu vėlgi mes atkreipsim dėmesį į lietuvių kalbą, tai jau toje kalboje irgi ten yra daug visokių patarimų mums. Tik tai jie kartais būna tokie paslėpti, užšifruoti ir reikia pasukti galvą. Tai kai aš bandau vaizduoti tą užstrigimą kažkaip vaizdintis, tai man vaizduotėje toksai sukasi vaizdelis, kad aš iš kažkur ten einu ir, iš kažkur, iš taško A. O mano taškas, kurį aš turiu pasiekti, yra taškas, tarkim, C arba D arba koks nors F, G, H. Nesvarbu, bet kažkoks taškas, aš einu iš A. Ir staiga netikėtai aš įstringu, ar ne? Ir tas taškas gali būti koks nors B. Ir ką tas taškas dabar įstringu ir kas tada su manim vyksta? Aš jau nebesu ten, kur buvau anksčiau. Aš jau nebesu tas ten toksai, nežinau, berniukas, tėtis, vyras kažkam, karys, mokytojas, nežinau, draugas. Jau nebesu. Bet aš dar ir nesu tuo, kuo aš būsiu tame C, F, G, H, J, K, L, M, N, O, P, R, S, Š, T, žodžiu. Ir viena vertus ta užstrigimo situacija yra tokia pavojinga, nes, kaip ir kai užstringi, tai tada, nei rėk, nei bėk. Žodžiu, sėdi ten kažkur tai, įkišęs ausytės, rankytės, kojytės. Bet kita vertus, jinai gali būti ta užstrigimo situacija mums ir labai naudinga, nes mes galim pabūti su tuo tarp, kad aš esu dar tarp, jau nebe tas, bet dar ir ne tas. Ir aš esu tame tarp. Ir čia tada irgi yra labai mums daug tokios medžiagos, tai kaip aš jaučiuosi tame tarp. Kas ten mane gazdina ar manęs negazdina. Man baisu išbūti tame tarp, norisi pabėgti, norisi užsikimšti kažkuo, norisi kažką vartoti, išbūti, neišbūti. Ir tas irgi, kitas tarp yra toksai sudėtingas, kaip ir tas nežinojimas. Tačiau jeigu mes tą žvilgsnį nukreipsim, tai tas tarp gali būti labai gera proga pasiruošti
su kažkuo atsisveikinti jau, ar ne, kas jau nebeveikia, nebetinka. Kažką užsiauginti, kas bus, na, vat jau bręsta, jau tarsi tai jau yra manyje, tik aš dar to nežinau. Nes ir tas C, ir E, F, G, ir visi kiti, jie jau yra manyje, tik tai man iki jų reikia nueiti. Ir va tas kartais tarp gali būti labai gera tokia tarpinė stotelė arba tarpinė, arba toks va tarpas, kuriame galima truputį vat tarpti ir pasižiūrėti, kas tame tarpe tarpsta, kas ten tirpsta. Nu ir pabūti su tuo. Jeigu pačiam pavyksta, aišku. Jeigu sudėtinga, tada jau ko gero yra ir kortelės, ir specialistai įvairiausi, ir pagalbos būdai. Tai Egle, tau va, ta tarpinė būsena pažįstama yra. Jo tarpinė būsena tai man labai gerai yra pažįstama, nes praktiškai kiekvienas pokytis didesnis arba mažesnis, jame yra tikrai, pokyčio dalis tikrai yra tarpinė būsena, kai kažkas buvo, kas veikia anksčiau, nustoja veikti, bet naujo dar nėra. Ir tau bekalbant tiesiog prisiminiau irgi, ar ne, vėlgi kalbant apie tą pačią krizę, tai medicininiais terminais, tai krizė yra, kad, nu, žodžiu, aš pati nesu medikė, bet skaičiau apie tai, kad, žodžiu, ligonis arba pasveiksta, arba miršta. Yra tokia būsena arba, tokios tarpinės būsenos nėra, kad toks pusiau gyvas, pusiau miręs. Tai, žodžiu, čia turbūt irgi yra labai... Taip, ta būsena yra žiauriai nepatogi, daug nejaukumo, nepatogumo, neaišku, kas čia vyksta, kas čia bus, bet ją yra svarbu ištverti, išbūti ir tas ištvėrimas, išbuvimas ir žinojimas, ko nori, ko sieki, kitais, paskui atneša savo vaisius ir žodžiu, dividendai būna. Nėra taip, kad ta pastanga jinai praeitų be jokio atlygio. Tai aš tiesiog, Morkau, dabar žiūriu į laiką, tai mums taip jau, kaip pasakyti, šito pokalbio liko 1 minutė, tai nežinau, jeigu taip ar ne, apibendrinant, ką tau būtų svarbu pasakyti iš mūsų pokalbio, kas tau dabar dėliojasi, koks vaizdas. Na, galima pasakyti vieną tokią patarlę, kurią aš irgi čia kažkaip netyčia nusižiūrėjau iš vienos gražios knygos. Ta patarlė yra indėnų, vat Neringai indėnai patinka, tai Neringai irgi turėtų patikti šitą patarlę. Ir ta patarlė skamba šitaip. Jeigu tu joji ir jeigu pastebėjai, kad joji ant nugaišusio arklio, tai tikriausiai reikia nulipti. Nu va. Puikia patarlė, Morkau, jinai man labai patinka ir aš ją tiesiog praktiškai esu pritaikiusi vieną savo kartą gyvenime. Nu, tiesiog, kai jau viskas jauti, kad jau tas arklys, kurio joja, jis jau, nu, viskas jau be gyvybės ženklų ir šansų toliau nėra joti. Ir ką aš prisimenu irgi dar, ar ne, ir kas man labai patiko, aš jau nebeprisimenu čia indėno ar kieno yra, bet irgi naudoju savo gyvenime. Kaip sako, nu, ten yra apie traumos situaciją. Sako, traumos istorija gali būti papasakota 3 kartus. Paskui keičiam plokštelę. Žodžiu, kuriam naujus pasakojimus, kuriam naujas istorijas ir konstruojam savo pasakojimą iš naujo. Čia turbūt yra labai svarbu, kad ne jo ten ant to arklio, kuris jau nebejoja ir neužstrikti savo senuose pasakojimuose. Tai, Morkau, ačiū tau labai. Čia mes ir stabdome